Tai sveika, Danutė. Labas. Noriu tau užduoti keletą labai šiais laikais aktualių klausimų. Sakyk, ar tau pakanka šiai dienai pinigų? Kiek tu turi? Nu, šiaip jo. Užtenka. O dabar Taip. žiūrėk, kitas klausimas. Tai yra šeimos biudžetas. Tai yra normalus, kuri užtenka viskam, kelionėm ir taip toliau. O dabar pakalbėkim apie tavo asmeninės pajamas. Ar tu patenkinta šios dienos savo pajamom? Nesvarbu, iš kur tu jas gauni, čia nereikia ataskaitos, bet ar Ne. tu patenkinta? Nepatenkinta. Va. Ne. Ir aš nepatenkinta. O tu žinai, ką dėl to reikėtų daryti? Reikia mokėti kontroliuoti pinigus. Super. Čia ir yra pati didžiausia žmonių klaida, kai žmonės nemoka kontroliuoti savo pajamų. Nesvarbu, kiek jie gauna, nesvarbu. Tai yra pajamos. Negi iš 5 eurų tu gali atsidėti. Ne? Gali. 50 centų, bet tu gali atsidėti. Vat, pavyzdžiui, dabar dar vienas klausimas. Kaip tu, aš tikiu, kad kaip kiekviena moteris, dažniausiai moteris veda šeimos biudžetą. Dabar kaip tu vedi babkės tą šeimos biudžetą? Pavyzdžiui, yra šeimos biudžetas ir yra, pavyzdžiui, mėnesiniai mokesčiai. Ten namas, paskola, ten šviesa, telefonai, internet ir visa kita. Kaip tu juos planuoji? Pavyzdžiui, tu turi, sakykim, 5000 eurų kiekvieną mėnesį, ne? Sakykim. Pavyzdžiui, ten paskola išeina ten 2000 eurų, šviesa ten telefonai ir visa kita, išeina ten dar 2000 eurų ir tau lieka 1000 eurų. Ką tu su juo darai? Ką su juo darau? Iššvaistau. Iššvaistai. Taip važiuoji į parduotuvę, tada jeigu jau žinai, kad tau liko tipo lišnų pinigų, tada pradedi jau galvoti ne apie tokius dalykus, kurių gal nereikia pirkti, bet tu perki. O gal tu gali be jo apsieiti ir galėtum pasidėti tuos pinigus ir iš tų pinigų dar pinigą padaryti, bet tai gaunasi, nes galvoji visai kitaip suveikia. Taip. Tu visiškai teisi. Ir daugelis žmonių taip gyvena ir aš tame tarpe taip gyvenau. Taip, kažkaip automatiškai. O protingai ne taip reikėtų daryti. Bet šiandien mes nepradėsim mokinti viena kitos arba dar kažkurios tai žmonės daryti taip ar taip. Taip mes turėsim dėl to pamokas, kurios bus nuo A iki Z, pamokamos, papasakojamos, patariamos galų gale. O šiandien aš paprasčiausiai norėčiau supažindinti tave, tuoj pasidalinsiu ekranu. Finansinio saugumo atmintinė. Aš negirdžiu. Mikrofoną jum. Ne. Negirdžiu. A girdi dabar? Dabar girdžiu. Labai ačiū už pastebėjimą. Tai va. Jo, žiūriu, užsidegė raudonai ir dega. Finansinio saugumo atmintinė. Kas jinai tokia yra ir ką reikėtų daryti? Tai va, yra toksai visiems turbūt žmonėms opus, svarbus klausimas, kodėl mums taip svarbu užtikrinti finansinį saugumą. Mūsų gyvenimo kokybė, tikrai tiesiogiai priklauso nuo mūsų gebėjimo valdyti pinigus. Didelės pajamas gaunantis asmuo gali jaustis tikrai mažiau finansiškai saugus už mažas pajamas gaunantį asmenį. Įdomu, ne? Tikrai taip.
Tai ir priklauso nuo įpročių, kaip tu sakei, nuo disciplinos tinkamai valdyti turimas pajamas. Ir nesvarbu, kokio dydžio tos pajamos. Tai gali, sakau, būti 100 eurų ir gali būti 10 000 eurų. Jeigu tu jų nemokėsi taupyti, neturėsi disciplinos tam taupimui, jokių įpročių kiekvieną savaitę ar tai kiekvieną mėnesį tam tikrus veiksmus atlikti, tikrai nieko neturėsi. Ir jeigu didėjant pajamoms didiname savo poreikius, o tai dažniausiai būna, mums niekada nepavyks pinigų sutaupyti ir jaustis finansiškai saugiems. Jeigu savo gaunamas pajamas gebate tinkamai suplanuoti, kaip sakiau, kur ir kam jas išleisime, kiek sutaupysime ir pasirūpinsime finansinėmis apsaugomis, kad tai yra neliečiama suma kažkokia tai, nerimą dėl finansinio užtikrintumo galime pamiršti. Ir tikrai tada pasidarytų bent jau finansiškai gyvenimas paprastesnis. Tai kaipgi susikurti finansinio saugumo planą? Ir tai yra tikrai labai aktualu, nes neturint plano nieko mes neturėsim. Prieš pradėdamas kurti savo finansinio saugumo planą, turi nusiteikti, kad vienas prisėdimas prie plano kūrimo tau atneš apčiuopiamos naudos. Tai nereikia sėdėti mėnesiais, savaitėm. Tu gali paprasčiausiai, turi tam tikrą pastovią sumą ir tu gali netgi per vieną prisėdimą, per vieną dieną susiplanuoti tolimiau. Ir tau tai atneš apčiuopiamos naudos. Tai kaip svorio metimas. Bandėte? Bandėte. Išėjo. Va, ir čia tas pats. Turi nusiteikti ilgam, disciplinuotam darbui, kad finansinio saugumo planas visada būtų pritaikytas pagal tavo besikeičiančią gyvenimo situaciją ir poreikius. Kad jeigu tu jau susitaupėjai kažkiek tai tų pinigų, sakykime, ten jau atsidėjai, pas tavį jau yra disciplina, kad tu kiekvieną savaitę, kad ir tos 5 eurus turi atsidėti, tai tada jau tikrai, kai tu prisitaikai prie to, ir jeigu įvyksta kažkokia, ekstra, ekstra, tada jau tu to net nepajausi, nes tavo besikeičiantis gyvenimo situacija ir poreikiai bus pritaikyti, nes tu turi finansinio saugumo planą. Tai. Nesvarbu. Privalai įvertinti savo esamą ir norimą finansinę situaciją ir pagal tai nusistatyti žingsnius, ką reikia padaryti, kad pasiekti norimą padėtį. Tai va, šiai dienai būtų tiek, laukite tęsinio, nes tęsinys bus dar ganėtinai ilgas ir nuoseklus. Šiai dienai tik tai kas įsikalė jum į galvą? Kas, Danute, ką tu taip supratai, ką tu pradėsi, sakykime, kaip sako, netidėliok nieko kitai dienai, bet kadangi jau mėnuo eina į galą, tai va, ką tu, Danute, darysi, pavyzdžiui, nuo rugsėjo 1 dienos? Reikia mokėti kontroliuoti savo pinigus. Reikia pradėti taupyti. Reikia žiūrėti, kaip juos taupyti ir kaip iš pinigų pinigą padaryti. Teisingai, visiškai. O tai kaip kitaip, jeigu aš sugebėsiu atidėti 10 eurų, vadinasi, aš, į savaitę, skaitykim, atidėsiu 10 eurų, aš jau kitą savaitę galiu 20 atidėti. Super, bet žiūrėk, jeigu tu kas savaitę išmoksi atidėti po tas 10 eurų, tai tau per savaitę jau 70 eurų bus, supranti, va tų tokių neliečiamų, ne? Tai yra didelė suma, bet tai žiūrėk, o jeigu tu 4 savaitės jau po 70 eurų kas savaitę, jau 280, va dabar pagalvok, už 280 tu jau gali kažkokį tai dalį ten, pavyzdžiui, paskolos padengti,
kažką tai nusipirkti, ateina žiema, nesakykim, o jeigu tau nieko nereikia, tu dar palaukis, kai tik dar mėnesį, tu žiūrėk, jau kiek tu turi pinigų ir tada tu Taip. gali sekančiais ten metais, ane, kada tu užsibrėži ar už pusę metų išvykti į nerealią kelionę, apie kurią tu svajoji, pavyzdžiui, N metų, bet niekada nebuvo atliekamų pinigų iš šeimos biudžeto. Teisingai paimti, pavyzdžiui, iš šeimos biudžeto tą 1000 eurų ir nuvažiuoti į kelionę, tai yra tikrai labai skaudu, nes visi mes turime įsipareigojimus ten, ne taip. Bet sakau, jeigu protingai atsidedant kas savaitę, o jeigu dar išeina, kaip tu sakai, po 20 eurų galiu atsidėti, o paskui pasižiūrėjai, to nenupirkau, to nenusipirkau, to nenusipirkau, nes man to nereikėjo. Žiūrėk, jau gali ir po 50 savaičių į savaitę atidėti pinigų, ane eurų. Jau žiūrėk, jau 200 per mėnesį, tai tu įsivaizduoji, kiek tu gali susitaupyti. Atrodo, vau, kas tas tėra, ne tas 10 eurų. Bet tai kaip pagalvoji. Tai va, tai čia ir Taip. Nueisi parduotuvę, pamatysi daiktą, pagalvosi, kad tau jo nereikia, užsiprogramuosi, kad jo nereikia, geriau aš tos pinigus padėsiu. Nu ir va taip, pradėsi mąstyti kaip bankas. Taip, tai va ir taip. Tai tu galvoji, dėl ko tie bagoti, jie yra bagoti. Aš nesakau apie tos, kurie ten išlošia palikimą gavo, ne. Ne, tie, kurie iš nulio padaro milijoną. Tai va, ir taip jie ir padaro, jie nepadaro, kad iš karto deda kas savaitę tūkstančiais, ne, iš kur, jie neturi tų pinigų, bet jeigu jie irgi pradeda nuo 10 eurų, o kitas gal gali, sakau, ir 20 eurų netidėti, tai ir sakau, ir pagalvok, suprat, bet čia jau turi būti disciplina, kiekvieną savaitę, tam tikrą valandą netgi, supranti? Tam tikrą dieną, kiekvienos savaitės pirmadienį, pavyzdžiui, 12 valandą dienos, tu turi turėti sąsiuvinuką, kur vedi viską. Ir ten turi būti viskas. Įplaukos, ane, ką tu gauni, nes tu gauni, atrodo, ne, ten, mano šeimos biudžetas, bet kai pagalvoji, kiek tau reikia dar iš to šeimos biudžeto paimti, kaip sakiau, visokiom tom paskolom, mokesčiam ir visam kitam, o tas maistas kiek iš mūsų suryja, o kiek mes nusiperkam maisto, kurio mes net nesuvalgom ir utilizuojam. Va, tai sakau, einant į parduotuvę ir visur reikia visada galvoti. Ir sakau, visiems rekomenduoju ir pati darau jau taip. Užsiveskit sąsiuvinuką ir kiekvieną kartą, jeigu, pavyzdžiui, pas tavį yra, kad tu kas savaitę atsidėsi ten 10 eurų, kaip tu sakė, ne? Bet tu kiekvieną kartą, pavyzdžiui, mėnesinis biudžetas, ne? Išvažiuoju parduotuvę, nesvarbu, kiek tu kartų į savaitę važiuoji. Ir taip abstrakčiai, nereikia ten minimaliai, žinai, ten nuvažiavau į parduotuvę ir išleidau ten 189 eurus. Ne, taip ir rašai, išleidau 200 eurų. Nes vis tiek kažkur tai benzinas, dar kažkas, tu apvalini tą sumą ir tada tu pamatai per tą savaitę, ar tu suvalgiai už tos 200 eurų. Gal tau kažkokių skanukų nereikėjo, gal tu bereikalingos dešros nusipirkai. Nu, aš jau čia, žinai, kaip bobulytė, žinai, pradėjau apie mėsas kalbėti. Ne, čia teisybė yra tikrai, kai nusiperki, per savaitę neįveiki tą, ką tu suplanuoji ir nusiperki. Taip. Daug būna bereikalingo daikto, kaip pasakau, kurio nereikėjo. Vat, ir dėl to čia ir yra ta tokia finansinė disciplina, finansinė psichologija, kai žmogus pradeda galvoti, kad jisai turi pinigų ir nebeturi pinigų. O kodėl? O kodėl kitas žmogus pastoviai turi tų pinigų? Ir čia vat yra ta finansinė transformacija, tas minčių monetizavimas, kai tu pradedi galvoti, kad tu tikrai gali atidėti apie 10 eurų ir kad tu gali kažko tai nepirkti. Ir kai pradedi va taip padaryti, ir kaip mes visi žinom, kad pinigai ateina pas pinigus, taip ir žmogus ateina pas žmogų. Tai gerai tada, Danutė, ar turi kokių klausimų? Kaip ir viskas aišku. Viskas aišku. Tai gerai tada, ačiū tau, kad tu prisijungiai. Visiems tiem, kurie žiūrėsite mano įrašą, kuriems bus įdomu,
Iš anksto dėkoju, kurie padėsit širdelę, kurie padėsite laiką. O jeigu jūs galvojat, kad tikrai kažką tai surezonuotų iš jūsų draugų pažįstamų, pasidalinkit šio video ir parašykit į komentarą. Pasidalinau. Gražios dienos visiems.